Sveiki visi, su jumis sveikinasi Katarina iš katarinarekomenduoja.lt. Šiandien aš nerodysiu jums jokių ypatingų produktų, darančių stebuklus. Šiandien aš noriu tiesiog pakalbėti apie tai, kuo aš čia užsiimu. Ir kviečiu jūs prisijungti į kokią veiklą. Taigi, norėjau pakalbėti apie tai, kad turbūt dauguma žmonių iš mūsų net nesusimastome, kad mes visą gyvenimą kažką reklamuojam. Turbūt dabar susimastėte ką. Taigi dabar paklausus, netgi pasižiūrėjus socialiniam tinklalapyje, Facebook'e, aš dažnai matau, rekomenduokite kokią nors gerą kirpėją, rekomenduokite, kur gerai daro makiažą, ir panašiai, ir panašiai. Mes automatiškai kažką reklamuojame. Bet ar už tai mes ką nors gauname? Ar mes nuėjai pas kirpėją kirptis, mes pasakė, kad mes rekomendavom kažką? Ar mes gauname nemokamą kirpimą už tai? O gal mes gauname pinigų už tai? Aš labai abejoju. Galbūt taip atsiranda tokių gerų kirpėjų, ar, nebūtinai kirpėjus, tiesiog tokių žmonių, kurie galbūt taip padaro nuolaidą už tai ar panašiai, tačiau tai yra vienetai. Galų galia prekybos centrai. Mes į prekybos centrą pamatome, kad ten yra 75% akcija, tarkim, kažkokiam tai labai dažnai naudojamam dalykui. Ir mes, nusipirkę su tą akciją namo keliaujame, susitinkame pažįstamus, jiems visiems juk tai sakome, va, nusipirkau akciją didžiulį. Grįžtame namo, mes vėl tą patį darome, mes ištisai kažką reklamuojame. Tačiau nuėję į prekybos centrą ir paprašę padaryti mums nuolaidą, galų gale sumokėti už tai, kad mes jiems padarėm akciją, mums turbūt direktoriai į mus pasižiūrės labai neaiškių žvilgsnių, nes pagalvos, kad mes truputėlį netogo. Taigi, žodžiu, mes visą gyvenimą reklamuojame ir lygiai tą patį mes darome štai šioje kompanijoje. Todėl, kai žmonės patys ieškosi darbo ir rašo, tarkim, laiškus ir paskui galų gale paaiškėja, kad jie neturi tam laiko, tai man automatiškai kyla klausimas, o tai kam jūs ieškotės darbo, jeigu jūs neturite laiko dirbti? Taip galbūt kai kas galvoja, kad tai nėra rimtas darbas. O kodėl tai nėra rimtas darbas, jeigu už jį yra mokami pinigai? Tiesiog tie pinigai nėra automatiškai iš karto stabilus, kaip mes gauname pas darbdavį, automatiškai iš karto 1000 litų ir viskas. Bet jie lieka lygiai tame pačiame lygmenyje po kelių metų. O šioje sferoje mes galime uždirbti nuo minimalaus 8 litų atlyginimo, tačiau mūsų atlyginimas yra neribojamas, priklausomai nuo darbo. Kiek mes įdėsime? Nenorėkite žmonės gauti už ačiū pinigus. Nueikite pas darbdavį ir sakykite, aš pasėdėsiu čia pas jūs, o jūs man mokėkite. Nebrangieji, taip nebus. Todėl neturiu laiko, mane tiesiog, nepykite, bet juokina toks atsakymas. Aš turiu 3 vaikus, aš mokinausi savo laiku, dirbau ir turiu laiko viskam. Ir dar turiu su jumis pabendrauti. Taip? Dar vienas dalykas, tai nėra platinimas. Platinimas tai yra venerinių ligų, galima sakyti, platinimas. O čia yra rekomendacijos, reklama, naudojimas pats savo. Tiesiog pagalvokite, dabar mes dirbame, sukuriame savo tinklą. Mes kažkur išvažiuosime atostogauti, mūsų tinklas suburtas, dirbs. Pagalvokime apie tuos žmonės, kurie dirba savo, tarkim, verslininkai. Galų gale paimkim manikiūrininkę. Kol jinai dirba, jinai uždirba pinigus, bet jos riba atsiranda. Jinai negali daugiau uždirbti, negu aptarnaus klientų. Jinai išvažiuoja kažkur tai poilsiauti, jos vieta dega. Jinai moka už tai mokesčius, jinai nieko neuždirba, jinai pradirba. O kai išvažiuosime mes atostogauti, mūsų žmonės dirbs toliau. Ir mes grįžę pamatysim savo sąskaitėlėj daugiau pinigų, negu mes ten išleidom. Šiandieną aš trumpai labai apibėgau tiesiog pagrindinius dalykus. Ir vėlgi mes grįžtame. Mes tik reklamuojame. Mes nieko neplatiname. Mes naudojame savo produktus ir pasakojam draugams, kaip tai gerai viskas veikia. Taigi, jeigu kas turite laiko dirbti, kviečiu prisijungti prie mūsų kompanijos. Rašykite man. Čia buvo Katarina iš katarinarekomenduoja.lt. Iki pasimatymų.